5 žingsniai, kaip greitai sudaryti darbuotojų darbo grafikus su Opta sistema. Pirmasis – tai darbuotojų atostogų, tėvadienių ir kitokių laisvadienių suvedimas. Iš anksto planuojamas atostogos galima suimportuoti ir iš jūsų naudojamos personalo valdymo sistemos. Darbuotojai savo pageidavimus, tai yra kada jie negali ar pageidauja dirbti, gali pateikti ir patys per sistemą. Antrasis žingsnis – nurodoma, kiek kokių pamainų kiekvieną dieną yra reikalinga. Jeigu pamainų poreikis kartojasi, jį galima lengvai kopijuoti ir į kitas dienas. Greitesniam vizualiniam atpažinimui pamainas galima spalvinti skirtingomis spalvomis ar įsivesti žymas. Taip pat galima įsivesti ir įvairius požymius, kompetencijas ar kitokius jums reikalingus reikalavimus. Jeigu pamainų poreikis yra pasikartojantis, jas galima kopijuoti visam likusiam mėnesiui. Prieš paleidžiant automatinį grafiko sudarymą, statistikoje galima įsitikinti, ar nurodytam pamainų poreikiui užteks turimo darbuotojų kiekio. Trečiasis žingsnis – automatinis grafiko sudarymas. Opta sudarydamas grafiką atsižvelgia į jūsų grafikui nustatytas taisyklės bei darbo kodekso taisyklės. Vos po kelių sekundžių jau turime pradinį grafiko variantą, kuris pilnai atitinka darbo kodekso reikalavimus. Palaukus keliolika minučių ilgiau, turėsime tiksliau organizacijos taisyklės išpildantį grafiko variantą. Ketvirtasis žingsnis. Pasibaigus automatiniam sudarymui, įsitikiname, kad grafikas tinka. Esant poreikiui, grafiką galime pasikoreguoti į ranką. Penktasis žingsnis. Grafiką gali pasirašyti vadovai arba jis iš karto paskelbiamas darbuotojams. Prisijungę prie Optos, darbuotojai grafiką gali matyti savo telefone arba kompiuteryje. Darbuotojai taip pat gali būti informuojami ir elektroniniu paštu. Pasikeitus grafikui bus informuojami tik tie darbuotojai, kuriems tas grafikas keitėsi. Svarbiausias žingsnis – atsilaisvinęs laikas, kurį galite skirti kitiems svarbiems savo darbams. Dėl daugiau informacijos galite kreiptis telefonu ar elektroniniu paštu.